keistą žodį. Aš papuoliau taip, kad man matyti šiandien gal reikės ir daugiau kartų kalbėti, kadangi truputį užsiminėjau tokį, taip sakyti, kraštą istoriją apie Jono Taubinas, daugiau papuoliau į Kiaupus ir ten truputį užklimpau. Tai reiškia yra, kaip minėjau, kryžiaus šventinimas, bet šiandien irgi yra rimta labai šventė, Kiaupų pradinės mokyklos paminėjimo, atminimo akmens šventinimas, pagerbimas jos įkūrėjo Raškaus Antano, kuris kaip tik šioje bažnyčioje prieš 80 metų giedojo bažnyčios chore, kuris buvo labai didelis, gal 30 žmonių giedojo. Reiškia tokia proga, kad 80 metų ir ta šeima buvo labai nukentėjusi. 41 metais buvo ištremta į Sibirą su visa šeima. Reiškia, jų dukra gimė pakeliui į Sibirą, Staselė Rejonytė Račkauskienė. Jie apsivedė čia, susipažinę ir gimė pakeliui ir tą visą 17, beveik 18 metų išbuvo tokiuose tremties sąlygose, reiškia, jinai Lietuvos nematė, kol nesuprando. Reiškia, istorija tokia, kad jinai tapo dailininkė, aišku, visokių buvo problemų ir ji nutapė paveikslus iš savo gyvenimo, iš tos, reiškia, tremties ir nutapė paveikslą, kurį norėsim padovanoti klebonui šios bažnyčios. Perdavė tokį norą, kad tas paveikslas būtų prieinamas, kad daugiau žmonių matytų, kad jis nekabėtų kur nors pas ją, kurios irgi jau amžius yra garbaus jo amžius. Tam prie to paveikslo, kadangi tokia misija buvo, ji pati negalėjo atlikti sveikatos ir man pavedė tą misiją atlikti, tai aš padariau tokius dokumentus, reiškia, prie to paveikslo, kurį teiksiu Zakristijonui, o kitas bus Laimutai Janulienei, dukrai šito mokytojų, kad būtų prisiminimas, kai tą paveikslą padovanoju. Ačiū, kad aš kvieščiau savo katą ir kitais. Dar noriu pasakyti, kad tas paveikslas Šventasis Jurgis yra mūsų krašte labai buvo populiarus ir ypač surištas su Kiaupais. Šiandien, kur mes važiuosime tokiu viešeliuku tokiu, per ganyklos pusiau, tai ten yra stovėjusi koplytėlė Švento Jurgio, kuri sovietmečiu buvo nugriauta, tačiau buvo toksai beržinėlis, ten kitus nugriovė, nukasė tos beržinėlius, o tas prie Švento Jurgio, kur stovėjo, reiškia, tas beržinėlis išliko. Ir visada dar mūsų močiutė Teodora Noreikienė sakydavo, kad tą beržinėlį saugo Šventasis Jurgis. Jis yra Lietuvos antrasis globėjas vadinamas ir yra, taip sakant, gyvūnų, arklių globėjas, statydavo prie ganyklų jį, tai čia reiškia stovėjo toks ir Kiaupuose. O kas Trečiatuvinis, tai buvo Švento Jurgio paveikslas šventinamas prieš 50 metų, 53 metais. Yra išlikusi tokia nuotrauka, kur Mockevičienė Birutė išlaikė. Ir klerikas iš Kiaupų toks buvo Bagdonas, kuris rengė tą visą vėliavos šventinimą. Rašyta, kad mūsų tūbinio atspaudas ir dovanojamas Šventas Jurgis Račkauskui Kiaupų mokyklėlės atminimui. Gerbiamas vyskupe Dariau, gerbiamas kunige Kęstuti, mieli kraštiečiai, giminės, šeimos nariai, ačiū visiems radusiems noro, laiko ir sveikatos apsilankyti šitoje mūsų krašto šventėje. Daugelis iš mūsų šiandien liktai sugrįžtame į savo namus, nors jų nebėra, susitikti su tą mūsų kūrusią visumą, su žeme, kurioje tebėra mūsų pėdos, su krašto dvasia, su kažkada buvusiais labai pažįstamais, labai svarbiais ir labai mylėtais žmonėmis. Susitikome tam,
kad pasikalbėtume širdimis, kad išgirstume vienas kitą, buvusi klasės draugą, kaimyną, giminaitį. Šiandien gimtųjų laukų peizaže, nes daugelio namų materialių jau iš tikrųjų nėra, mes turėsime galimybę padėkoti už gautą gyvenimo dovaną, už duoną, kuri mus maitino, už suformuotą katalikišką, tautišką moralę, už įgytas pirmasias mokslo žinias, už gautą gyvenimo patirtį ir už senųjų kaimo žmonių dovanotą išmintį. Šiandien mes apsilankysime toje vietoje, kur buvo mūsų mokykla, labai svarbi mūsų vaikystės vieta. Pamatysime ir paprašysime vyskupą pašventinti mokyklai pastatytą atminimo akmenį. Aplankysime pirmą po nepriklausomybės atkūrimo kryžių, bet aš tikrai tikiu, kad tai ne paskutinį kryžių. Ir pasidžiaugsime Noreikų sodyboje, puoselėjamoje, atkurtoje, sukurto rūpintojėliu. Mes didžiuojamės ir džiaugiamės, gerbiamas vyskupe, kad jūs esate, kad jums artimas jūsų senelių, tėvelio kraštas. Mes labai džiaugiamės, kunige Kęstuti, kad jūs randate laiko sugrįžti į senelių ir mamos kraštą. Labai dėkui jums ir Šilalės klebonui, šitos bažnyčios šeimininkui, zakristijonui, vargonininkui, už tai, kad šiandien buvo aukojamos šventos mišios, už kaimą, už kraštiečius, už visus Kiaukų ir aplinkinių kaimų vaikus. Kaip savo padėkos pagarbos ženklą norime jums dovanoti šitas gėles ir žemai nusirengti ir palinkėti jums sveikatos ir viso, kas yra gera ir kas džiugina. Dėkui, labai dėkui jums. Pavyktų, žinai, sakau, reikia nusimti kaukę, kitaip nepamatys, kaip šipsaus. Ateik, kolegai, Kęstuti. Ateik dar. Dėk su gėlelė. Mes labai dar norėtumėm Zigmą Strauską pakviesti. Tuoj pakviesim. O paskui visi bendrą nuotrauką galim iš bažnyčios išėję. Gal saulė bus tokia gražesnė. Prašau manęs. Gerai.